Johanan buvo perkeltas į ateitį, į viešpaties dieną, laiką, kurį matė daugelis pranašų savo regėjimuose. Jis matė karinę techniką, kurią buvo sunku aprašyti jo laikų agrarinė kalba, tačiau tankai, koviniai sraigtasparniai ir artilerija mūšio lauke yra aiškiai atpažįstami. Pranašas Zacharijas matė skriejančius cilindrus, kuriuose buvo blogio ugnies aukos, įvilktos iš švino, kurios bus siunčiamos iš Šinaro žemės, dabartinio Irano, prieš Izraelio žemę. Šie skriejantys konteineriai, turintys tikslius skat raketų matmenis, sudegindavo ištisus pastatus, tiek medinius, tiek akmeninius, ir palikdavo mirtinus likučius. Pranašas Joelis matė nenugalimą kariuomenę įsiveržiančią į Izraelį ir paliekančią rūkstančią dykynę savo kelyje. Ugnies stulpai nuneždavo sutraiškytų miestų griuvėsius į stratosferą, aptemdydami saulę, mėnulį ir žvaigždes. Tačiau po to pranašas išvydo nesuskaičiuojamą minią, sugrįžtančią iš 2000 metų tremties ir vėlyvą šventosios dvasios išliejimą, kai Izraelio akys atsivėrė atpažinti savo Mesiją. Tunelis priešais mus gali būti tamsus, bet jo galia yra šviesa ir jos vardas Ješua. Suskambėjus trečiajam iš 7 trimitų, 3 angelai paskelbė seriją nelaimių, kurios ištiks žemę 3 vargų pavidalu. Vargas – tai šauksmas dėl skausmo, kančios, sielvarto, apleistumo, pražūties, katastrofo, nelaimių, nevilties, išbandymų ir suspaudimo, didžiojo suspaudimo. 5 trimitas pažymėjo vienos iš didžiųjų žvaigždžių kritimą į žemę, kuri užteršė gėlo vandens ežerus, upes ir požeminius šaltinius. Iš branduolinio karo dūmų iškilo armijos, kurios privertė išlikusius gyventojus atkurti visuomenę iš senosios pasaulio tvarkos pelenų. Po branduolinio karo chaoso buvo apreikštas tarptautinis valdovas, tasai, kuris vykdo aukščiausią ir neginčijamą valdžią visiems planetos gyventojams. Apreiškimo knygos 9 skyriaus 11 eilutėje rašoma: Jie turėjo karalių, kuris buvo pasiuntinys iš bedugnės, jo vardas hebrajiškai Avadon, o graikiškai Apolijon. Aukščiausiasis naujosios pasaulio tvarkos vadas ne kas kitas kaip pats naikintojas, Avadon, Apolijon, nuodėmės žmogus, kuris iškelia save aukščiau visko, kas vadinama Dievu, kad jis kaip Dievas sėdi Dievo šventykloje ir skelbiasi esąs Dievas. Apreiškimas apie naikintoją – tai apie ką kalbėjo Ješua, vadindamas tai naikinimo bjaurastimi, apie kurią pranašavo pranašas Danielius. Likus 2 dienom iki nukryžiavimo, Ješua sudraudė Izraelio religinius vadovus 10 000 žmonių atvykusi į Jeruzalę švęsti Pesacho akivaizdoje. Kai jis audringai pasišalino nuo šventyklos kalno, jo mokiniai bandė sušvelninti konflikto įtampą, parodydami šventyklos pastato meistriškumą. Tačiau Ješua pasakė: gerai įsižiūrėkite, vaikinai, neliks nė akmens ant akmens, viskas bus sunaikinta. 4 mokiniai daugiau nepratarė nė žodžio, kol neperėjo Kedrono slėnio ir neatsisėdo Alyvų kalne. Jie suprato, kokias pasekmes turės šventyklos sunaikinimas. Visa tauta bus suplėšyta į gabalus, kai tai įvyks po 400 metų. Milijonai lavonų išpūstų į Jeruzalės saulėje. Kada tai įvyks? Koks bus tavo sugrįžimo ir šio amžiaus pabaigos ženklas? Ješua atsakė: saugokitės, atidžiai klausykitės kiekvieno mano žodžio, kad niekas jūsų nesuklaidintų. Daugelis ateis mano vardu, sakydami: aš esu Mesijas, ir jie daugelį suklaidins. Tie, kurie prisistato jo atstovais, yra tie, kurie suklaidins neinformuotus Ješua sekėjus. Jis tęsė savo įspėjimą. Jūs girdėsite apie karus ir gandus apie karus, grasinimus karu, terorizmą,
Žiūrėkite, kad nebūtumėte įbauginti. Visa tai turi įvykti, bet tai dar ne pabaiga. Graikų tekste žodis pabaiga yra telos. Telos geriausiai apibūdinama kaip uodega, šuns galas. Šuo su ilga juoda uodega, kurios paskutiniai 3,5 colio yra sniego baltumo. Visa uodega yra suntelija. Sun kartu su telos pabaiga. Visa uodega yra šuns galas, suntelija. Tačiau baltas uodegos galas yra telos. Baltos spalvos pradžia žymi uodegos galo pradžią ir šuns pabaigą. Mokiniai klausė Ješuo apie sunteliją, įvykius lydinčius šio amžiaus pabaigą. Ješuo juos įspėjo būti labai atsargiems su tais, kurie apsimeta esą jo siųsti. Jis sakė, išlaikykite kryptį, nesileiskite įbauginami dėl to, kas vyksta aplink jūs pasaulyje. Visa tai turi įvykti, bet telos dar ne dabar. 7 eilutė. Tauta sukils prieš tautą, karalystė prieš karalystę. Bus batmečių, marų ir žemės drebėjimų daugelyje vietų. Visa tai tik skausmų pradžia. Tada jūs išduos, kad kentėtumėte, ir jūs žudys. Būsite visų tautų nekenčiami dėl mano vardo. Ne kartą Ješuo sakė savo sekėjams, kad jis atėjo ne atnešti taikos žemėj, bet veikiau susiskaldymo kardo, kuris išskirtų net artimiausias šeimas. Neturėtų stebinti, kad religingi žmonės žudys jo sekėjus taip, kaip nužudė ir jį. Šimtmečius religingi asmenys grobė, kankino, prievartavo ir nukirzdino tuos, kurie sekė Ješuo, ir šis priešiškumas visame pasaulyje didėja. Tie, kurie skelbėsi esą Kristaus pasekėjai, taip pat kankino ir žudė milijonus žmonių, išdrįsusių mesti iššūkį jų valdžiai. Ješuo savo pasekėjams pasakė, pasiimkite kryžių ir stokite į eilę. Jie nekenčia manęs ir nužudys mane, jie nekęs ir žudys jūs taip pat. Daugelis pasipiktins, vieni kitus išduos ir vieni kitų nekęs. Ješuo pasakė, kad jo sekėjai nekęs ir išduos vieni kitus mirčiai, nes bus pasipiktinę. Graikiškas žodis pasipiktinti yra skandalizo. Skandalizo reiškia spastus. Spastai yra pastatomi stebint grobį, ten, kur jis ėda, kur eina atsigerti, kur ilsisi. Spastai pastatomi taip, kad sugautų grobį jo natūralioje aplinkoje, kai jis gyvena įprastą gyvenimą. Tuo tarpu žabangai paprastai yra viliojami masalu. Jie įvilioja grobį situaciją, į kurią jis natūraliai neįtų. Todėl policijoje masalas ir įviliojimas yra laikomas neteisėtu. Negalima sąmoningai gundyti žmogaus sūriu, narkotikais ar pinigais, o paskui suimti už tai, kad jis pasidavė šiai pagundai. Tačiau, kai žmogus pagaunamas darant tai, ką jis natūraliai įpratęs daryti, jis pakliūva į skandalizo, spastus, skandalą. Jis sugautas per savo įprotį. Kokie tad yra spastai, kurie pastatyti Mesijo sekėjų kelyje? Koks nusivylimo lūkestis paskatins tikinčiuosius nekęsti ir išduoti vieni kitus mirčiai? Ješuo nevilioja mūsų ir nepalieka be atsakymų. Jis suseks spastus, kuriuos pastatė netikri pranašai, apsimetantys jo atstovais. Daugybė netikrų pranašų pakils ir suklaidins daugelį. Tie, kurie melagingai pranašauja, pastato spastus neįtariančiam tikinčiajam. Jie apsimeta turintis apreiškimą iš dangaus, bet melagingai prisiekia jo vardu. Jie kartoja, ką sakė kiti, cituoja vienas kitą kaip savo autoritetą, tačiau jų žinia kyla iš žmonių, o ne iš Dievo. Kaip sakė Zacharijas, jie vagia mano žodžius vienas iš kito. Kadangi padaugės neteisybės, daugelio meilė atšals, bet kas ištvers iki galo, telos, tas bus išgelbėtas. Nedorybė, kuri siautės amžiaus pabaigoje, šiuo metu yra labai madinga. Nedorybė graikų kalba yra anomija, be nomija yra nomos, tora, įstatymas paskelbtas nuo Sinajaus kalno.
Tai tie patys įsakymai, dėl kurių Ješua prisiekė, kad neatėjo panaikinti nei vienos raidės ar brūkšnelio, nei vieno balsio ar priebalsio. Tačiau sisteminė teologija selektyviai atrinko eilutes, kurios panaikina kūrėjo amžinuosius įsakymus ir pakeičia juos slidžia malonės iškraipimo versija, kuri yra kur kas pavojingesnė nei klestėjimo evangelija. Drakonas kariauja prieš tuos, kurie laikosi įstatymų ir turi Ješuo liudijimą. Tie, kurie nesilaiko įsakymų, net nedalyvauja kovoje, jie jau yra aukos. Išlaikyk savo drabužius švarius ir ištverk iki galo. Teilas, tu būsi išgelbėtas, sauco, išgelbėtas nuo artėjančio sunaikinimo. 14 eilutė. Ši karalystės evangelija bus skelbiama visame pasaulyje kaip liudijimas visoms tautoms. Daugiau nei 6 mėnesius iki Ješuo prisikėlimo jis ir jo mokiniai jau skelbė evangeliją, gerąją naujieną apie karalystę. Jie darė ženklus, stebuklus ir nuostabius darbus, kurie liudijo, kad jų skelbiama karalystės evangelija buvo patvirtinta ir palaiminta iš dangaus. Vis dėlto mokiniai nieko nežinojo apie būsimą Ješuo mirtį ir prisikėlimą. Ješuo nurodė savo mokiniams, padarykite žmonės mokiniais ir mokykite juos to, ką aš jūs mokiau. Šis nurodymas kažkur pakeliui buvo pamirštas, tačiau ta karalystės evangelija, kurią jis skelbė, bus paskelbta visame pasaulyje kaip liudijimas tautoms. Tai įsakymas, tai mūsų pareigų aprašymas iki 7 ir paskutiniojo trimito garso per Jom Teruah trimitų dieną. Tada ateis galas. Telos įvyks, kai pamatysite sunaikinimo bjaurastį, apie kurią kalbėjo pranašas Danielius, stovinčią šventoje vietoje. Prastas skyrybos ir eilučių suskirstymo pasirinkimas paliko anglų kalbos skaitytojams įspūdį, kad galas ateis po to, kai karalystės evangelija bus paskelbta visame pasaulyje. Tačiau tokios minties raštuose nėra. Pabaiga, Teilos, ateis tada, kai sunaikinimo bjaurastis atskleis, staiga apnuogins nuodėmės žmogų, pražūties sūnų, Antikristą, Apolijoną, Avedoną, naikintoją. Tai yra būtent tas scenarijus, kurį angelas atskleidė pranašui Danieliui. Ta pati tiesa, kurią Ješuo pasakė savo mokiniams ir vėliau apreiškė tiek Pauliui, tiek Jonui. Sunaikinimo bjaurastis žymė Teilos pradžią. Niekas nebus paimtas iš čia prieš tai, kol neįvyks naikintojo maištas, kai jis išaukštins save virš visų dievų ir atsisės šventykloje, skelbdamas esąs Dievas. Tai turi įvykti pirmiausia. Pabaiga, Telos, paskutiniai 42 mėnesiai, 1260 dienų, laikas, laikai ir pusę laiko, paskutiniai 3,5 metų. Ateis tada, kai pamatysite sunaikinimo bjaurastį, apie kurią kalbėjo pranašas Danielius, stovinčią šventoje vietoje. Kas skaito, tegu supranta. Ješuo mokiniai puikiai žinojo, kad sunaikinimo bjaurastis, apie kurią kalbėjo pranašas Danielius, jau buvo įvykusi prieš maždaug 200 metų, 168 metai prieš mūsų erą. Kiekvieną žiemą Izraelis švenčia Chanuką, prisimindamas stebuklingą pergalę prieš graikus, kurie buvo išniekinę šventyklą pagoniškais garbinimo ritualais. Makabiejų knygos, kurios iš pradžių buvo įtrauktos į karaliaus Jokūbo Biblijos kanoną, buvo pašalintos 1825 metais. Detaliai aprašo šią bjaurastį. Tai įvyko, kai graikų valdovas Antiochas Epifanas pastatė Dzeuso, graikų saulės dievo statulą šventykloje per Dzeuso gimtadienį gruodžio 25-ąją ir paskelbė Dzeusą esant dievu. Graikai paaukojo kiaulę, nešvarų gyvulį pagal Mozės įstatymą ir ją iškepė ant aukuro, pagerbdami savo perdirbtą babilonišką saulės dievą. Tai buvo bjaurybė, dėl kurios aukuras buvo išniekintas. Po 3 metų tą pačią dieną izraelitai įsiveržė į šventyklą, nuvertė Dzeuso atvaizdą, sugriovė išniekintą aukurą ir laukė pranašo, kuris galėtų nurodyti, kaip tinkamai pašvęsti naują aukurą.
To įvykio atminimas yra vadinamas pašventinimo švente arba hebrajiškai Chanuka. Tai yra žiemos šventė, kurioje Ješua ir jo mokiniai dalyvavo Jeruzalėje. Būtent šios šventės metu Ješua atvėrė akis žmogui, kuris buvo gimęs aklas. Kai mes skaitome ir suprantame, kodėl Ješua šventė ir pritarė Chanukai, nuo mūsų akių taip pat nukrenta raiščiai, nes mes taip pat gimėme akli. Kai Ješua pasakė, kas skaito, te supranta, jis davė nurodymą savo mokiniams gilintis tiek į Danieliaus pranašystę, tiek į pirmosios sunaikinimo bjaurasties aprašymą. Tai yra šablonas įvykiui, kuris žymi paskutinius 3,5 metų šio amžiaus, didžiojo suspaudimo laiką. Krikščioniškasis pasaulis ignoruoja Ješua nurodymus susijusius su sunaikinimo bjaurastimi ir Chanuko švente, net pašalindamas šį pasakojimą iš savo Biblijų. Žydų pasaulis pavertė Chanuką savotišką kalėdų versiją. 8 šakų Chanukija ar Chanukos krūmas pakeitė blizgučiais puoštą visžalį medį. Aliejų stebuklas, kuris niekada neįvyko, pakeitė visagalio stebuklą, kai jis suteikė savo tautai jėgos nugalėti galingiausią armiją žemėje. Gelt šokoladinės monetos su folijos įvyniojimu pakeitė $100,000 savanoriškų aukų, kurios pašventino naują aukurą. Dreidel, vokiečių užeigose žaistas lošimo suktukas, pakeitė pasakojimą apie auką ir drąsą, kuri išgelbėjo šventyklą nuo pagonių religijos bjaurysčių. Laikas ir tradicija nuvertina tikrąją Chanukos esmę ir užmiršta kraujo praliejimo, kurio prireikė nugalėti sunaikinimo bjaurasčiai. 21 eilutė. Nes tada, pasirodžius baisiam nuniokojimui, bus didelis sielvartas, kokio nebuvo nuo pasaulio pradžios iki dabar ir niekada nebebus. Ir jeigu tos dienos nebūtų sutrumpintos, neišsigelbėtų nei vienas kūnas. Siaubą nešantis sunaikinimas Antiocho laikais yra niūrus šešėlis įvykių, kuris signalizuos apie Telos didžiojo suspaudimo pradžią. Ši paskutinė ataka prieš Izraelio tautą ir Dievo žmones atveš žmoniją prie visiško sunaikinimo slenksčio. Atsiskleidus naikintojui, nuodėmė žmogui, antikristui, jei norite, prasidėjo pirmasis iš 3 vargų. Tai yra didžiojo suspaudimo pradžia. Nematoma armija artėja prie Izraelio iš rytų ir visas pragaras netrukus prasivers žemėje. Jei manėte, kad busite paimti iš čia prieš pasirodant siaubą nešančiam sunaikinimui, labai klydote. Niekas nebus paimtas, kol paskutinis trimitas nepašauks mūsų prie ugnies ir stiklo jūros, prie Mesijo teismo sosto. Vienas vargas praėjo ir dar 2 vargai artėja. 6 angelas pūtė trimitą ir aš išgirdau balsą sklindantį nuo 4 auksinio aukuro ragų. Atrišk 4 angelus, kurie yra surišti prie didžiosios Eufrato upės. 4 angelai buvo atrišti. Jie buvo paruošti valandai, dienai, mėnesiui, metams, tam, kad nužudytų trečdalį žmonijos. Raitelių kariuomenės skaičius buvo 200 milijonų ir aš išgirdau jų skaičių. 200 milijonų karių armija buvo sustabdyta prie Eufrato upės iki labai konkretaus laiko žmonijos istorijoje. Jonas sakė, kad jis išgirdo kariuomenės skaičių. Jis to skaičiaus neišgalvojo ir tai nebuvo hiperbolė. Tuo metu visame pasaulyje net nebuvo 200 milijonų žmonių. Tačiau šiandien vien Kinija galėtų surinkti 200 milijonų karių armiją ir vis tiek turėtų pakankamai darbingų vyrų, kad galėtų toliau gaminti, ūkininkauti ir surinkinėti išmaniuosius telefonus bei kompiuterius likusiam pasauliui. Aš regėjime mačiau jų keistus žirgus ir tuos, kurie ant jų sėdėjo. Jie dėvėjo tai, kas atrodė kaip šarvai iš 3 spalvų – raudonos, juodos ir geltonos.
Žirgų galvos buvo panašios į liūtų galvas. Jie buvo iškelti aukštai ant to aparato ir iš jų burnų sklido ugnis, dūmai ir siera, aukšto sprogstamumo šaudmenų sudėtis, šaudomų iš pagrindinio pabūklo. Šiais trimis ugnimi, dūmais ir siera, sklindančiais iš jų burnų, buvo nužudyta trečdalis žmonių. Jų jėga yra jų burnose ir jų uodegose, kurios atrodė kaip gyvatės turinčios galvas. Su šiomis gyvatės uodegomis jie daro žalą, jie žudo. Likusieji žmonės, kurių jie nenužudė, atsisakė atgailauti. Jie nenorėjo atgailauti dėl savo žmogžudysčių, savo farmakiją, piktnaudžiavimo receptiniais ir nereceptiniais narkotikais, dėl genetiškai ir chemiškai modifikuoto maisto, dėl savo seksualinių iškrypimų ar vagysčių. Šeštasis trimitas yra tik antrosios negandos pradžia. Kita scena – 7 griaustiniai, yra žiauri savo įvykdymu, tačiau šlovinga savo išsprendimu. Ješua davė aiškius nurodymus, kaip nebūti apgautam tų, kurie melagingai pranašavo jo vardu. Mes skaitysime atidžiai ir paklusime jo įspėjimui. Nepaklusti jo nurodymams šiuo metu būtų tas pats, kas statyti namą ant slenkančio smėlio. Būtent šioje niūrioje ir apleistoje Patmos saloje Jonas gavo apreiškimą apie Ješuą kaip Mesiją, visagalį teisėją, kuris valdys žemę su absoliučia galia ir autoritetu. Nors šio pasaulio valdovai sąmokslauja prieš Jehovą ir prieš Mesiją, visagalis iš jų išsijuoks, kai jų pasaulinio viešpatavimo planai sudegs jų pačių akise. Pakalikai, kurie nusilenkė prie šėtono kojų dėl savo ramybės naujojo pasaulio tvarkoje, matys, kaip jų viltis sudūžta į uolą, kai Ješua sunaikins tuos, kurie bando sunaikinti Izraelį ir panaikinti amžinąją sandorę, kurią Dievas sudarė su savo tauta. Taip, visa žemė nuo Eufrato iki Nilo priklauso Izraelio sūnums. Kiekviena tauta, kuri priešinasi šiai sandorai, atsidurs mūšio lauke prieš visagalį. Aš esu Maiklas Rūt, linkiu jums šalom, ramybės. Susitiksime ant ugnies ir stiklo jūros, kai dūmai išsisklaidys.